Taip, tai aš skaičiau knygą Netobulieji ir ten buvo berniukas Aleksas, jam buvo 11 metų ir jis turėjo sesę Daliją ir Silviją. Ir jis pats suprato, kad jis yra netobulus, nes sesės mokyklų nusižiūrėdavo ten daugybos lentelės nuo visko ir pamatė, kad mama rūkydavo ir vieną dieną jis nutarė eiti šnipinėti tėčiui darbą. Ir pasiėmė mokyklinę kuprinę ir pasakė mamai, kad eis į mokyklą, nors jie pamelavo. Ėjo ir važiavo traukiniu, bet tėtis jo nepastebėjo, kad jis kartu su juo važiuoja. Ir pamatė, kad jis ten dirbo darbą, kaip reikia visokius maistus perkraudinti. Ir jis išgirdo, kad ten sakė, kad jis tuoj neteks darbo, nes jis prastai dirba. Ir tėtis nusivylė ir aišku, mama nežinojo, bet berniukas žinojo, bet jos mama paklausė, kol tu neėjai į mokyklą ir jis pasakė, kad jis neteko ūpo ir pabėgo iš mokyklos, norėjo pasivaikščioti ir tada tėtis susirado naują darbą ir visa šeima buvo laiminga.